Sveiki. Labą dieną. Dabar stovimės prie pakalnučių medžių. Lekėčius plunksnalapis. Jeigu botaninis pavadinimas būtų tikras. Dabar žiūrėkit, koks grožis. Būtent dėl žydėjimo mes norim parodyti dar kartą šitą augalą. Dabar yra gegužės pabaiga, paskutinės dienos, jau tas augalas žydi gerą savaitę. Tai kekės. Jų yra nemažai ir atkreipkite dėmesį, kad šitas krūmas yra gan aukštas. Ne toks, kad jis auga ir dar augs. Jo, iki 3 metrų. Tikrai bus iki 3 metrų. Tiesiog čia yra tokia sodo rami vieta ir tas augalas yra lepinamas. Sakykime taip, yra trešiamas, laistomas, mulčiuojamas. Vienu žodžiu, nepamirštas. Todėl, žiūrėkit, dabar prieaugis, praeitų metų prieaugis yra apie, nežinau, 60-70 cm. Pagaliau mes grįžom vėlgi prie mūsų lekėčiaus plunksnalapio. Matėm puikų labai žydėjimą. Puikų originalų žydėjimą. Jeigu apie derėjimą pasakyti, tai yra kaip neįprastas, nuostabus. Lyg tai tas augalas iš kito pasaulio, iš kitos planetos. Joks kitas augalas jį nepanašus. Netgi neįmanoma būtų sugalvoti, kad kažkaip panašaus gali būti. Ir svarbiausia, kad šituose dėžutėse, maišeliuose yra riešutai. Tuoj parodysiu. Vieną prapjoju. Štai ką mes turime viduje. Štai tokius riešutėlius labai gražius. Štai. Čia radau praeitų metų. Čia šių metų. Va. Labai gražus riešutėliai. Dabar klausimas, ar riešutai yra valgomi? Be abejo yra valgomi ir turi daug tų gerųjų riebalų, antioksidantų. Senovėje niekas ten nevalgė tų riešutėlių, bet naudoja spaudę aliejų, kad apšviesti patalpas, kad apšviesti ten bažnyčias, vienuolynus. Ir yra legenda, kad šitie augalai, šitas augalas atkeliavo kartu su druidais, vienu žodžiu, su gentim, kuri labai garbino augalus. Ir nuo to laiko tas augalas laikomas šventų augalų. Kodėl? Kad tai žmonės tiki, kad dabar tie riešutėliai, kurie sunoks, kad jie klekena ir atbaido nelaimės. Tas klekenimas nuo vėjo atbaido nelaimės. Todėl ir pavadinimas dėl to. Lietuviškai pavadinimas, pavyzdžiui, neatitinka, bet, pavyzdžiui, rusiškai klekačka, lenkiškai klokočka, žodžio klekentė. Ir žmonės sodina korčiau namų, korčiau bažnyčių, vienu žodžiu, ir skaito, kad tai yra laimės medelis. Garsiai pasakyta, bet taip radau literatūrai. Bet klekenti jie pradeda, kada atsiskiria. Taip, dabar riešutėlis yra prisiklijavęs, ten yra jų po porą, būna 2-3. Čia 2 kameros, tarp kitko yra. 2 kameros yra. Būna po 1 riešutėlį, būna po 2 riešutėlius. Ir tada jie atsiklijuoja ir pradeda į tą apvalkalą klekenti. Taigi garsas pasikeis. Palau, toj mes pabandysim šitą reikalą. Dabar, ką rašo literatūrai, pats negaminau, bet nesunokę riešutėliai gali pakeisti žirnelius, žalius žirnelius. Dabar tai yra lekėčius, kuris auga Karpatų kalnuose, kuris pietų Vokietijoje, Bavarijoje ir net Anglijoje sutinkamas. Ir Kaukaze auga kitoks panašus augalas, lekėčius kolchidinis. Ten yra truputį gražesnis žydėjimas, bet mažesni riešutėliai. Ir gruzinai naudoja užkandai pagaminti. Ta užkanda vadinasi džondžolė, tai yra užkanda iš jaunų lapelių ir žiedų. Vienu žodžiu, tikrai iš bado nenumirsim. Plius dar tikėjimas, jeigu kad atbaido blogas dvasis, nėra ko stebėtis, kad tas augalas, pavyzdžiui, gamtoje visiškai yra išnaikintas. Kadangi tai, pavyzdžiui, savo gimvietėse yra griežtai saugomas, yra raudonoje knygoje.
pas mus Lietuvoje, Kairėnų botanikos sode, nuo 86 metų yra keliolika augalų pasodintų iš riešutėlių. Nu ir puikiai dera, žinoma, mokslininkai jokių pasako nepasakoja, ten žydėjimas lapų ilgis tiek milimetrų, ten stiebas toks, be jokių pagražinimų, be jokių pasakų. Kokią mėgsta dirvą, kad taip atrodytų? Šarminė dirva, vadinasi pH 7 ir daugiau, vadinasi nepamiršti pabarstyti dolomitmilčio, geriau, kad dolomitmilčiai būtų ne viršuje, a jau į duobę įdėta ten, pavyzdžiui, kokią nors pusę. Sodinimo netgi. Sodinimui. Ir be abejo, pas mus tokį dirėjimą matom pirmą kartą. Dėl ko? Kadangi nėra jokių piktžolių. Pavyzdžiui, pomedis užmulčiuotas. Tas yra labai svarbu. Kitoj pas mūsų augimvietėj Ir nuravėtas. Čia nėra piktžolių, nėra varpučių. Nu, prisipažįstu, pasodinęs aš pas save dukrą, kaip ten, ant 7 vėjų ir dirvonę, nu nėra tokio vaizdo. Vienu žodžiu, norit tokio vaizdo, reiktų išravėti, užmulčiuoti. Ir čia reikia taip daryti reikia visiems krūmams sode. Taip, ir serbentam, agrastam, žemaugiam medžiam, čia nėra kažkoks tai stebuklas, nieko mes čia tokio ypatingo nepasakėm. Dabar pats augalas nepastebėjom jokių kenkėjų, jokių ligų. Ir pašalimo nebuvo. Visiškai. Dabar matosi, kur yra žiediniai pumpurai. Žiediniai pumpurai skiriasi, operatorius tegul parodo. Yra tokie stori ir dideli pumpurai. Dabar be abejo skiriasi pumpurai, kuri, pavyzdžiui, duoda atžala, tai yra grinai vegetatyvinė. Dabar jau Liepos pabaigoje mes galim spėlioti, kad sekančiais metais bus žydėjimas. Ir pradeda labai anksti žydėti ir derėti. Nu, kažkur tai trečiais metais, dar antrais, dar kai kurie augalai, kai kurie sodinukai trečiais metais praktiškai kiekvienas augalas jau parodo. Dabar šitam augalui yra ketvirti metai. Dabar, kai augalas pradeda žydėti ir derėti, jis auga lėčiau. Ir matom, kad dabar vienas šonas tik tai jau augimą. Prieaugis gal 60 cm. Dabar kokį aukštį gali pasiekti. Nu, Lietuvoje mačiau nuo 2 iki 3 metrų. Iki 3 metrų. Bet gamtoj, jeigu ilgą perspektyvą žiūrėti, net yra augalų, kurie išauga 8 metrus. Nu, tai bet tai yra pavieniai tokie augalai. Visgi tai yra, nors mes vadinam ten, pavyzdžiui, pakalnučių medis, tai yra krūmas, kuris duoda, paskui duoda atžalų. Dabar šitos atžalos tai paprasčiausia galima iš tų atžalų atlenkti jas horizontaliai ir padaryti savo vieną kitą sodinuką. Be abejo, didesnį kiekį tai iš riešutėlių, kur tu parodė. Reikia daryti stratifikaciją, nes kevalas gana storas yra. Dabar reiktų atkreipti dėmesį, kokia yra graži žievė. Taigi ir žiemą atrodys irgi gražiai. Taip, kai kurių klevų tik tai gali būti, yra klevų atmainos su tokia žievė. Pagal legendą, senoviai šitie riešutėliai tarnavo kaip pinigai. Tai buvo atsiskaitimo priemonė. Ir dabar liko dar paprotys dovanoti vaikam po riešutėlį, po pinigėlį. Tai tikrai gal duos daugiau naudos energijos prasme, jeigu dovanoti po kažkokį tai svetimą ten dolerį, ten eurą, ten ir... Be abejo, medelyne visada turi domėtis naujais savo galais ir ieškoti jų, kurie turi kažkokią tai naudą ir kažkokią tai naudingą savybę. Bet žmonės kartais ir pastebi kažką tai neįprasto. Vieno pažįstamo tėvukas nuvažiavo ekskursiją į Slovakiją ir nakvojo viešbutėje. Sako, visą naktį kažkas tai klekeno, ten nedavė man ramybės, negalėjo užmigti už lango. Iš šito atsibudo, ten didžiausias lekėčius punksnalapis su tokiais vaisiais, vienu žodžiu,
neišsigaskit. Bet jis atbaidė blogas dvasias. Ir žmogus grįžo, Lietuvoje nerado sodinuko, galų gale mes pradėjom dauginti, pas mus atvažiavo, 3 iškart nusipirko, kadangi, matyt, patiko tas klekenimas. Nu, kai kurios moteris neseniai buvo, mes jau neįsivaizduojam gyvenimą be lekėčios, nu kaip pakalnučių medžių. Žmonės dažnai perka kažkokius ten kiniškus barškučius, ten metalinius. Taip, o gamtoje jau viskas sukurta, gamtoje viskas jau sugalvota, kad apsaugoti žmogų nuo nelaimę. Gyvas aglas yra tikrai geriau negu ten keletą geležiukų. Ką, žmonės važiuoja į Afriką, ieško ten kaip dešrų medžių, ten batono medžių. Nu, mes turim pakalnučių medį. Arba, nesakiau, Anglijoje tas aglas vadinamas kalbantis riešutas. Va, pažiūrėkit, dar įdomiau. Koks grožis. Tikrai nemažai. Ir tik tai 4 metai. Gamtos stebuklas. Sukurtas jum. Taip atrodo 3 metų sodinukas, kuris tinkamai pasodintas, papuoš praktiškai kiekvieną sodybą, sklypą. Kaip jūs pavadinsit, ar lekėčiam, ar pakalnučių medžių, ar laimės medžių. Nu, matom, puikiai pasiruošęs kelionėje į gražesnės, geresnės vietas.